E, Grįžtant prie tų pačių testų, ar ne, pakalbėkime apie tai, kaip juos atlikti, ar ne? Ar svarbu, kad žmogus būtų pailsėjęs? Kaip tai gali įtakoti galbūt testo rezultatus? Pasidalink. Taip, tikrai taip. Būtinai. Turi būti no stres, jokio erzulio, susierzinimo. Na, tikrai rekomenduojama po kokio nors ten konflikto nesėsti ir ant testo nenuleisti garo. Tai žodžiu, rami emocinė būsena ir erdvė išvalyta nuo pašalinio triukšmo. Nu, negali šunis loti, negali Vaikas verkti. Arba prašyti, mama, valgyt noriu, ateik duok. Na, iš tiesų jau... Paskui jo. Nu, iš tikrųjų, reikia skirti tam laiko. Ir atsiriboti. Tai vat vienas momentas, ar ne, toks, kaip sakyti, emocinė ir fizinė erdvė sutvarkyta. Ir kitas dar toks labai labai svarbus faktorius yra asmeninis nusiteikimas. Kiek aš būsiu atviras prieš save, ar aš projektuosiu visuomeniai norimą kažkokį tai įvaizdį, ar aš iš tiesų atsakinėsiu taip, kaip yra mano gyvenime realiai, ne taip, kaip aš noriu, kad būtų, ar ne, nes šiais laikais protingi testai yra. Jie labai iš karto validuoti, geri testai ir pamato, kur yra specialiai suprojektuoti atsakymai, kur yra belia kaip spaudinėjami atsakymai, ar bandoma kažką sukurti to, ko nėra. Nes bandymas pateikti save patrauklesnį, geriau darbdaviui, ar ne, kad pasirinktų mane iš esmės. Taip, tikrai taip. Ir vieni testai, vienus testus lengviau apgauti, kitus testus sunkiau apgauti. Tarkim, mūsų extended disk testas, ar ne, yra labai paprastas, labai lengvas, tik 12 minučių. Ir iš to lengvumo, ir iš to paprastumo, tu nepabandysite niekaip savęs kitaip pateikti, nes visi atsakymai yra geri ir teisingi. Nėra nei vieno kažkokio tai gražesnio, fainesnio ar labiau patrauklesnio liktai darbdaviui. O tarkim, kiti testai, ar ne, juos labai lengva suprojektuoti, nors jie ir turi melo skalę, bet arba kitaip tariant, nuo savęs pateikimo, nuo testavimo sistemos priklauso. Bet, tarkim, klausimas, ar ne, toks užduodamas teste, kaip tu, ar tavo darbo stalas yra tvarkingas ar chaosinis? Aš pretenduoju dabar, ar ne, į darbo vietą, tai tikrai, bent aš jau tikrai pasakyčiau, kad tvarkingas, šiaip kolegė sakytų, niu. Taip. Tai vat apie tai, kad apie nusiteikimą, nes nieko tu neapgavosi iš tikrųjų, geriau pamatyti taip, kaip yra ir gal dar netgi ir savo papildomos informacijos ir įžvalgų.